Kas bendro tarp Antrojo pasaulinio karo radarų ir mikrobangų krosnelės jūsų virtuvėje? Arba tarp laboratorinės netvarkos ir milijono išgelbėtų gyvybių? Istorija rodo vieną dalyką. Kai kurie didžiausi technologiniai proveržiai įvyko ne pagal planą. Jie prasidėjo nuo atsitiktinumų, kurie buvo laiku pastebėti. Šiandien pasakojame apie 5 technologijas, atsiradusias netikėtai ir pakeitusias mūsų kasdienybę. Numeris 1. Mikrobangų krosnelė. 1945 metais Raytheon inžinierius Percy Spenceris dirbo su magnetronais, įrenginiais, kurie generavo mikrobangas ir buvo naudojami radarų sistemose Antrojo pasaulinio karo metu. Būtent ši technologija leido aptikti priešo lėktuvus net prasto matomumo sąlygomis. Vieną dieną, testuodamas Megatroną, Spenceris pastebėjo keistą dalyką. Jo kišenėje buvęs šokolado batonėlis buvo ištirpęs. Smalsumas paskatino jį patikrinti, ar tai gali būti mikrobangų poveikis. Jis padėjo kukurūzų grūdus prieš veikiančią įrangą ir netrukus pradėjo spragsėti. Kitas bandymas su žaliu kiaušiniu baigėsi sprogimu dėl greitai kylančio vidinio slėgio. Spenceris suprato, kad mikrobangos gali tiesiog įkaitinti maistą veikdamos vandens molekulės. 1947 metais pasirodė pirmasis komercinis mikrobangų įrenginys Red Range. Jis svėrė apie 340 kg, buvo beveik 2 metrų aukščio ir kainavo apie $3000. Todėl buvo naudojamas tik restoranuose ar karinėse valgyklose. Tik po 2 dešimtmečių ši technologija sumažėjo iki buitinio dydžio ir tapo neatsiejama virtuvės dalimi. Numeris 2. Velcro. 1941 metais Šveicarijos inžinierius George Mastral grįžo iš pasivaikščiojimo su šunimi ir pastebėjo, kad jo drabužiai bei gyvūno kailis buvo aplipę varnalėšų sėklomis. Bandydamas jas nuimti, jis susidomėjo, kodėl jos laikosi taip tvirtai. Pažvelgęs į sėklą pro mikroskopą, jis pamatė šimtus mažų kabliukų, kurie įsikibdavo į audinio ar kailio kilpas. Tai buvo gamtos sukurtas sukibimo mechanizmas. De Mestral nusprendė jį atkartoti dirbtinai. Prireikė beveik 10-mečio, kol jis sukūrė sistemą iš 2 sluoksnių. Vieno su kabliukais, kito su kilpelėmis. 1955 metais jis užpatentavo išradimą pavadinimu Velcro. Iš pradžių pramonė jį žiūrėjo skeptiškai, tačiau technologija išpopuliarėjo, kai NASA pradėjo naudoti ją astronautų įrangoje daiktams tvirtinti nesvarumo sąlygomis. Šiandien tas pats principas naudojamas visur, nuo batų iki medicinos įrangos. Ir visa tai prasidėjo nuo pasivaikščiojimo miške. Numeris 3. Penicilinas. 1928 metais Londono Šventosios Marijos ligoninėje bakteriologas Aleksanderis Flemingas tyrinėjo stafilokokų bakterijas. Grįžęs po atostogų, jis pastebėjo, kad viena petri lėkštelė buvo užteršta pelėsių. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad aplink pelėsių bakterijos buvo sunaikintos. Tai buvo Penicillium notatum, grybas, kuris gamino antibakterinę medžiagą. Flemingas pavadino ją penicilinu. Vis dėlto jam nepavyko sukurti stabilios formos, todėl atradimas ilgą laiką liko beveik nepastebėtas. Tik 1940 metais mokslininkai Howardas Florys ir Ernestas Chainas sugebėjo išgryninti peniciliną ir pradėjo jo masinę gamybą. Iki tol infekcijos buvo viena pagrindinių mirties priežasčių, net po nedidelių sužeidimų. Antrojo pasaulinio karo metu penicilinas tapo pagrindiniu vaistu infekcijoms gydyti ir išgelbėjo tūkstančius gyvybių. Atsitiktinis pelėsis tapo vienu svarbiausių medicinos proveržių istorijoje. Jeigu manėte, kad atsitiktinumas gali išgelbėti gyvybės, kitos istorijos parodys, kaip jis gali pakeisti tai, kaip matome pasaulį ir kaip jame kūrėme technologijas. Bet prieš tęsiant, paspauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt. Numeris 4. Rentgeno spinduliai. 1895 metais vokiečių fizikas Wilhelmas Röntgenas tyrinėjo katodinius spindulius savo laboratorijoje Würzburge. Vieno eksperimento metu jis užtemdė kambarį ir uždengė vakuuminį vamzdį juodu kartonu, kad blokuotų matomą šviesą. Tačiau įjungus aparatą, netoliese buvęs ekranas padengtas bario platino cianidu ėmė švytėti. Tai neturėjo būti įmanoma. Röntgenas suprato, kad iš vamzdžio sklinda nežinoma spinduliuotė, galinti prasiskverbti pro medžiagas. Jis ją pavadino X spinduliais.
Tolesni eksperimentai parodė, kad ši spinduliuotė gali pereiti per minkštuosius audinius, bet ne per kaulus ar metalą. 1895 metais gruodžio 22 dieną jis padarė pirmąją rentgeno nuotrauką – savo žmonos rankos kaulų atvaizdą, kuriame aiškiai matėsi ir vestuvinis žiedas. Vos per kelis mėnesius ši technologija pradėta naudoti medicinoje, lūžiams diagnozuoti ir kulkoms lokalizuoti. Tai buvo atsitiktinis švytėjimas tamsoje, leidęs pirmą kartą pažvelgti į žmogaus kūno vidų be operacijos. Numeris 5. Teflonas. 1938 metais DuPont laboratorijoje chemikas Rojus Plunketas bandė sukurti naują šaldymo medžiagą. Vieno eksperimento metu jis dirbo su tetrafluoritileno dujomis aukšto slėgio talpoje. Tačiau atidarius cilindrą, dujos neišėjo, nors svoris rodė, kad jis vis dar pilnas. Plunketas nusprendė išsiaiškinti, kas nutiko, ir perpjovė cilindrą. Viduje jis rado baltą, vašką primenančią medžiagą. Tai buvo politetrafluoritilenas, kitaip PTFE. Ši medžiaga turėjo neįprastas savybės. Ji buvo atspari karščiui, chemikalams ir beveik niekas prie jos neprilipo. Iš pradžių ji nebuvo skirta buičiai. Antrojo pasaulinio karo metu teflonas buvo naudojamas Manhatano projekte. Jis apsaugojo įrangą, dirbančią su itin reaktyviomis medžiagomis, tokiomis kaip urano heksafluoridas. Tik po karo ši medžiaga pradėta naudoti pramonėje, o vėliau ir virtuvėje. Ji pateko į kasdienį gyvenimą kaip nelimpanti keptuvių danga ir tapo vienu universaliausių pramoninių polimerų. Taip, iš nepavykusio eksperimento gimė viena universaliausių medžiagų modernioje technologijoje. Visos šios istorijos turi bendrą pradžią. Ištirpęs šokoladas, užteršta petri lėkštelė, keistas švytėjimas tamsoje, sugedęs dujų balionas ir prie drabužių prilipusios sėklos. Tai nebuvo planuoti proveržiai. Tai buvo momentai, kuriuos kažkas galėjo ignoruoti. Būtent gebėjimas pastebėti mažus, netikėtus dalykus ir suteikti jiems prasmę pavertė atsitiktinumus technologijomis. Iš klaidos, iš netikėtumo, iš klausimo, kodėl. Idėja gali atsirasti bet kada, tačiau būtent sprendimas ją suprasti ir įgyvendinti paverčia ją tikrų pokyčių. Jeigu jums patinka tokios technologijų ir mokslo istorijos, paspauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt kanalą. Parašykite komentaruose, ar jūsų manymu didžiausi atradimai dažnai gimsta iš planavimo ar iš atsitiktinumo. O jei norite pamatyti, kas nutinka, kai mokslas peržengia etikos ribas, kviečiu peržiūrėti mūsų video. 5 moksliniai eksperimentai, kurie sukrėtė pasaulį. Tikros istorijos apie bandymus, kurie pakeitė bioetikos taisyklės ir privertė pasaulį iš naujo apibrėžti ribą tarp mokslo ir moralės. Ačiū ir iki.